mes buvome priėmę iš Čilės ir iš Vokietijos. Taip išeina, kad mes 2 kartus priėmėm. Taip gavosi, kad mūsų dukra buvo išvykusi pagal mainų programą ir iš tikrųjų labai sėkmingai tą programą jinai atliko. Buvome išsikėlę prieš išvykstant jai tam tikrus tikslus ir jinai visus tos tikslus faktiškai gyvendino. Ir jos lūkesčiai buvo su kaupu iš tikrųjų įvykdyti. Norėdami atsidėkoti, galbūt ir aplinkybės kažkiek tai pastumėjo mus, kad priėmėme pirmus metus moksleivį iš Vokietijos. Taip gavosi, kad ta moksleivė gyveno Anykščiuose ir bendravo su kita moksleivė pagal mainų programą iš Vokietijos, su mūsų draugų šeima. Ir mes tikrai dažnai ją matydavome ir bendraudavome, bet taip kaip sakykime, ateidami į svečius pas tą šeimą. Bet po kurio laiko sužinojom, kad jinai nėra ten laiminga ir jos lūkesčiai kaip mainų moksleivės nėra ten patenkinami. Tai kažkaip tai pradėjom šeimoje kalbėti ir aišku, tai buvo mano dukters įtaka, galbūt paimam, kol suras kitą šeimą, Aivaras, sakau, gerai, paimam. Tai pirmas terminas buvo iki tol, kol bus surasta šeima, bet praėjus kuriam laikui šeimoje pradėjom kalbėti, dėl ko jinai turėtų blaškytis, ar pas mus vietos mažai, meilės mažai ir priėmėm tą mergaitę pas save į šeimą. O antras, taip, iš tikrųjų labai patiko ta patirtis, nes Famke atnešė į šeimą labai daug džiaugsmo, šypsenos, jinai besąlygiškai visur eidavo su mumis, sportuodavo, visus renginius, nes, sakau, mes pakankamai aktyvi šeima esame. Ir kažkaip labai tikėjomės, kad kitas moksleivis neš dar kažkokių naujovių, dar kažkokių iššūkių mūsų šeimai. Ir buvo priimtas sprendimas, kad kadangi tai buvo tik tai pirmam moksleivė nuo gruodžio mėnesio, tai savo iškėlėm iššūkį, kad galbūt būtų visai įdomu paimti visiems metams moksleivį. Ir mes nutarėme, kad reiktų paimti visiems metams moksleivį. Ir tada jau pradėjom ieškoti, vėlgi pagal anketas, kad būtų sportiškas tas žmogus kažkaip. Nes labai iš tikrųjų svarbu labai anketoj parašyti ir tie, kurie išvyksta moksleiviai, ir tie, kurie, sakykime, ieško šeimos, parašyti teisybę. Jeigu reikėtų palyginti šiuos 2 vaikus, tai iš tikrųjų pats lyginimo procesas, jisai nėra labai korektiškas. Aš galbūt pasakysiu, kad Famke buvo labai nuostabi mergina, turinti labai daug pozityvumo, nuolat besišypsanti ir iš tikrųjų mūsų šeimai labai daug džiaugsmingų akimirkų atnešė bendravimas su ją, buvimas su ją, taip pat noras šypsotis, ko lietuviams dažnai trūksta. O būtent su vaikinu iš Čilės tai visai kita patirtis, nes jisai labai sportiškas buvo. Jisai žaidė krepšinį ir mano jauniausias sūnus taip pat, kadangi žaidė krepšinį, labai daug bendro surado, o šeimai labai daug atnešė tokio sportiškumo, dar daugiau sportiškumo, nes eidavome žaisti krepšinį kiekvieną dieną į lauką, tiek aš, tiek sūnus jaunesnis, tiek sūnus vidurinis ir labai smagiai leisdavome laiką visą laiką. Ta prasme, kiekvienas yra skirtingas ir kiekvienas atnešė į šeimą labai skirtingus dalykus. Iš tikrųjų, kai tiek su vienu, tiek su kitu, kai moksleiviai atvyko, buvo mano pokalbis labai ilgas, kur aš bandžiau išsiaiškinti, kokie jų tikslai yra, atvykimo tikslai, ko jie nori, ko jie siekia, ką jie norėtų sužinoti, kur norėtų pakeliauti, ką norėtų pamatyti. Galbūt netgi šnekėjau apie savybės, kurias norėtų patobulinti ir į ką atkreipti dėmesį. Ir taip pat neakivaizdžiai bendravau netgi elektroniniu paštu tiek su Famkės mama, tiek su Enzo tėvais, bandydama suprasti, kokie jie yra ir ką galima patobulinti, sakykime, jų asmenybės link tobulėjimo, jų būtent paieškose savęs. Todėl iš tikrųjų labai svarbu buvo tie pokalbiai ir aš stengiausi jų neužmiršti ir kiekvieną kartą bandydama tiek psichologiškai, tiek savo pavyzdžių parodyti, kur jie turėtų eiti. Tai, sakykime, Famkės vienas iš tikslų, jinai labai norėjo lietuvių kalbą išmokti. Tai mes labai stengiamės šeimoje, ta prasme, kalbėti tik lietuviškai, nors tiek mano vyras mokėjo vokiškai, tiek jinai laisvai kalbėjo angliškai.
Tiek mano vaikai visi 3 kalba laisvai angliškai, bet tikrai primiktinai prašiau kiekvieno iš jų, kad su ją būtų kalbama lietuviškai. Enzo atvirkščiai, jisai norėjo patobulinti anglų kalbą, tai buvo visai kitas tikslas. Mes tada šeimoje jau bandėm kalbėti daugiau angliškai, kad jisai tą anglų kalbą patobulintų, nes iš tikrųjų, kai atvažiavo, jo anglų kalba buvo labai labai silpna. Kai išvažiavo, jau jisai galėjo iš tikrųjų pakankamai laisvai komunikuoti, bendrauti. Kiti tikslai Famkės buvo patobulinti, aš jau savo išsikėliau tokį tikslą, nes jinai buvo labai kukli, labai nemokėdavo argumentuoti savo nuomonės, labai bijodavo netgi, sakykime, pareikšti savo nuomonę. Tai kai vykdavo šeimos pokalbį, tikrai labai dažnai klausdavo primiktinai ir jinai po truputį atsiskleidė. Jai labai sunku buvo parodyti meilę ir apkabinti. Tai mano dukra kiekvieną kartą ją apkabindavo ir pasimatėsi, kad tiesiog pirmus kartus netgi ašaros trykšdavo nuo tų apkabinimų. Tai mokėjimas parodyti meilę ne tik žodžiais, bet ir veiksmais, tai irgi labai, manau, suteikė jai daugiau tos šilumos, tiek iš mūsų, tiek ir jai pačiai po to. Mano ateityje bus žymiai lengviau bendraujant. O su kiaušinių dažymu, tai aišku, kiekvieną kartą vis norėsiu kažkokias tradicijas savo šeimos parodyti lietuvių tautos. Ir aš suradau, kad yra galimybė dažyti kiaušinius, išmokti juos dažyti teisingai vašku ir tikrai labai smagiai praleidome laiką. Tai dažėme kiaušinius būtent ir ten ir po to nuo to momento, faktiškai jau dabar Famkės nėra 3 metus, bet jau 3 metus mes šeimomis dažome kiaušinius su vašku ir įtraukiam vis naujas šeimas. Tai ta tradicija gavosi nuo Famkės, nes anksčiau kiaušinius dažydavome tik savo šeimoje, dabar sukviečiam kelias šeimas ir taip žymiai smagiau ir iš tikrųjų labai įdomus procesas vyksta. Aišku, kiekviena tauta turi savo stereotipus, tiek Vokietija taip pat. Atvykdama Famkė turėjo savo stereotipą mano galvoje, kad tai labai tvarkingas žmogus turėtų būti, kuriai tvarka yra labai būtina. Tai iš tikrųjų mane labai nustebino, net aš vyrui juokiausi, kai jinai pirmą kartą nunešė gražiai sudėtus rūbus, sulankstytus, taip kaip mes dedame į spintą, jinai nunešė juos skalbti ir taip tvarkingai sudėjo. Tai aš jai paaiškinau, kad tai yra nebūtina, kad užtenka šiaip gražiai sudėti, nereikia lankstyti parduotuviniu būdu. Tai jinai nusijuokė, sako, mes taip darom. Sakau, taip nereikia, sako, atsipalaiduok, jauskis laisvai. Iš tikrųjų tvarka labai pas ją buvo, labai jautėsi. Ko nesijautė, sakykime, iš Čilės. Iš Čilės vaikino Enzo man reikėjo papildomai reikalauti tvarkos. Priimant moksleivį, iš tikrųjų baimių bent pas mane, žinokit, nebuvo. Pas mane visą laiką pilni namai vaikų yra, nes dukra, kai augo, kiekvieną šeštadienį, sekmadienis būdavo tai, taip tokie, kad miegodavo ir po 6 ir po 7 vaikus, ir tų vaikų visokių būdavo ir tekdavo bendrauti su įvairiais, todėl tokių baimių, kad aš nesutarsiu su vaiku, nebuvo. Galbūt buvo klausimas, ką mes galėtumėm duoti kaip šeima tai mainų moksleiviai, ar pateisinsim jos lūkesčius, tai tokie klausimai buvo, aišku. Famkė, kai atvyko į šeimą, tai galiu pasakyti, didelė įtaka jos buvimas buvo tame, kad mes labai nuoširdžiai pradėjome bendrauti. Pasidarė tokie kaip vakarienės metu tiesiog bendraudavome valandą, pusantros, tam, kad išsiaiškinti jos lūkesčius ir, sakykime, vaikai taip pat mano atsiskleidė daugiau bendraudami su ją ir aš daugiau netgi apie juos sužinojau bendraujant kartu per šeimos vakarus. Anksčiau būdavo vakarienės žymiai trumpesnės, jeigu pavalgai ir kiekvienas išeidavo savo reikalais toliau daryti ar namų darbų, ar į būrelius, ar dar kažkur tai nuo Famkės atvykimo tokie vakarai šeimininiai pasidarė žymiai tokie atviresni ir jaukesni. Tai iš tikrųjų labai įnešė tokio bendravimo, sakykime, supratimo. Famkė atvykus santykis buvo vienas, jai išvykus santykis buvo visiškai kitas. Tai prie žmogaus reikia priprasti tiek jai, tiek mūsų visai šeimai. Ir jau kai išvykstant visi norėjo iš tikrųjų verkti, nes tai toks jausmas, kad šeimos narys išvažiuoja ir neaišku, kada jisai grįž.
ne atostogom išvažiuoja, kažkur kitur ilgesniam laikui, tai labai buvo sudėtinga. Lygiai taip pat su Enzo, jisai kai išvažinėjo, mano vaikai verkė, jauniausias sūnus sakė, aš nevažiuosiu ir jo nelydėsiu, nes aš žinau, kad aš apsiverksiu. Tai iš tikrųjų tai parodo, kad labai šiltas jausmas likęs yra. Ir iki šiol, kadangi bendraujame, tai nebuvo tai kažkokie vienadieniai, sakykime, santykiai, tai nebuvo tokie santykiai, kurie tęsiasi tik tai metus. Jie turi liekamai reiškinį ir tiek mes dabar tikrai žinome, kaip tie vaikai gyvena, tiek jie žino, kaip mes gyvename, nes mes palaikom pastovų ryšį. Labai galbūt metam bėgant jisai mažės, tai turbūt natūralu, bet šiuo atveju tai tikrai pilnutinai žinom, ką jie veikia. Per šios 2 metus, kai mes priėmėme moksleivius, išmokome tolerantiškumo. Supratome, kad kiekvienas vaikas yra skirtingas, nes mūsų, sakykime, vaikai daugiau savarankiškesni buvo negu atvykę vaikai. Ir ypatingai tai matėsi Enzo atveju. Aš kol išsiaiškinau, dėl ko jisai toks nesavarankiškas, man prireikė laiko, nes aš ir bendravau ir su mama, ir su juo, ir pasirodo, yra visai kita kultūra. Ten vyras, vaikinas yra tikrai pakankamai lepinamas, o pas mus šeimoje ir šiaip yra 3 vaikai ir tų pareigų yra pakankamai daug ir jos buvo paskirstomos. Kiekvieną savaitę kažkas turėjo būti atsakingas už namų buities, sakykime, darbų, šiukšlių išnešimo, virtuvės sutvarkymo, padėjimo virtuvėje, tiek kitą savaitę, kadangi turim 2 šunis, už šunų šėrimą, tai jam buvo labai sudėtinga tas pareigas priimti ir jisai vis bandydavo kažkaip tai nuo jų lengvai išsisukti. Ir kai pamenu mūsų pokalbį, kai jisai pasisodino mane ir sako, Živilė, sako, tu labai daug pareigų uždedi, sakau, bet tai ašgi negaliu visko viena padaryti. Sako, bet tu kaip komandos kapitonė, jisai palygino tą kaip krepšinį, sako, tu turėtum labai aiškiai paskirstyti. Sakau, bet aš labai aiškiai paskirščiau. Pas mus yra lenta, kur aiškiai paskirstoma yra, kokia diena, kas atsakingas. Na taip. Sakau, dabar jisai sako, o kodėl tada Tomukas, tai čia mažiausias mano sūnus, neatlieka tų pareigų, sakau, dėl to, kad reikalinga kontrolė, nes jis dar mažas. Sakau, bet aš tikiuosi, kad tu atliksi tas pareigas. Ir po 2 savaičių jisai tų pareigų, aišku, neatliko ir aš sakau, Enzo, tai kaip ten su kapitone, ką tu ten sakei? Ir jisai, aišku, visas paraudo, sako, atsiprašau, aš čia negalėjau ir taip toliau. Davo iš tikrųjų tie pašnekesiai su vaikais, nes jie palaipsniui labai atsiskleisdavo, jie nebijodavo pasakyti savo nuomonės, o man tai labai svarbu yra iš tikrųjų. Tikėjomės linksmų, smagių, duodančių tiek mūsų šeimai kažkokių naujų iššūkių, tiek ir tiems moksleiviams, tai tikrai galiu pasakyti, kad 100% jie pasitvirtino. Aš manau, kad šeima turėtų pirmiausia atsakyti į klausimą, dėl ko jinai norėtų tą mainų moksleivį pasimti. Tai reiktų pirmiausia pasižiūrėti ir į AIFU programos tikslus, tai yra kultūriniai mainai, vadinasi šeima, ką jinai galėtų duoti, kokią kultūrą jinai galėtų parodyti. Ir svarbiausia, kad tie, sakykime, tikslai sutaptų moksleivio ir su šeimos tikslais. Ir kad netgi, sakykime, bet ką aš sakiau pradžioje mūsų, sakykime, pokalbio, kad labai svarbu, kad moksleivis būtų parašęs teisybę toje anketoje, nes jeigu yra neteisybė, lūkesčiai gali labai skirtis, nes jeigu šeima įsivaizduoja, kad tai yra sportiškas žmogus, daug bendraujantis, labai aktyvus ir priema visiškai priešingą asmenybę, tai iš tikrųjų lūkesčiai gali nesutapti ir tada gali būti labai sudėtinga. Kadangi Enzo jau įstojo universitetą ir labai tuo didžiuojasi ir džiaugiasi ir iš tikrųjų žinau, kiek jisai sunkiai dirbo, tai labai norėčiau, kad jisai būtų inžinierium toje srityje, kurią jisai pasirinko ir pasiektų tokių tikslų, apie kuriuos nenorėčiau garsiai šnekėti, nes jisai juos man pasakė ir aš nežinau, ar aš galėčiau tai viešinti, bet norėčiau, kad jisai būtų pirmiausia laimingas, mylintis ir mylimas žmogus. Taip pat ir Famke.